Sveiki visi, šiandien labai skaniai darysim silkę. Tam reikia štai silkės filė. Silkę galima, jeigu labai neturit laiko, tai filė pirkti, bet geriausiai įsidarinėti, žinoma, ir tai visai kitas skonis ir kita kokybė silkės. Taip pat reikia slyvų džiovintų, graikiškų riešutų, aliejaus, druskos, morkos, 2 svogūnų didelių ir pipirų, jeigu reikia. Tai pirmiausia susipjaustom svogūnus. Aš pjaustau taip normaliai, nelabai stambiai. Kad valgant nesijaustų dideli gabalai labai. Labai lengvas ir labai geras receptas. Žuvis visada sveika. Šitas receptas labai tinka kūčių stalui. Ir taip susipjaustom. Svogūnai supjaustyti, kuriam ugnį. Pilam lašelį aliejaus. Galima pilti ir alyvuogių. Ir apkepam svogūnus. Dabar susitarkuojam morką. Stambę tarką. Na štai, morka įveikta. Nepamirštam pamaišyti svogūnų. Svogūnai turi vos suminkštėti. Svogūnai truputį apkepė, dabar čia pilam morkas. Ir pakepam kartu. Receptas kaip visada apačioje video. Paspauskit žodelį daugiau ir tada atsidaro visa sudėtis. Dabar gerai apkepam, nesudeginam, kol suminkštės. Kol svogūnai kepa, susipjaustam silkę. Tai tokiais gabaliukais. Truputį mažiau kaip centimetras tokio storio. Dedam į bendrą indą. Silkę supjaustyta. Dabar susismulkinam riešutus. Reikia gerokai pasmulkinti, kad būtų mažais gabaliukais. Svogūnai iškepė, štai taip, turi būti gerokai pakepę, morkos taip pat. Galime išjungti, kad atvėstų truputį. Riešutai supjaustyti, štai tokiais gabaliukais.
Dar pilam riešutus ant silkės. Dabar susipjaustam, susismulkinam slyvas. Žiūrint kokio dydžio slyvos, tai galima į 3-4 dalis. Tai. Visai smulkiai nereikia, kad jaustųsi. Dabar slyvas pilam taip pat į indą. Pilam čia svogūnus, pravėsusius su morkom. Užberiam truputį pipirų, jeigu reikia. Vos, daug nereikia. Vos alyvuogių aliejaus. Išmaišom, paragaujam kaip druska. Labai priklauso nuo silkės. Labai gerai reikia dabar išmaišyti. Na štai, paragavau. Dar truputį vos reikia pipiriuko man. Ir žiupsnelio druskos. Būtinai paragaukit gerai. Aliejaus kaip ir daugiau nereikia. Bet čia skonio reikalas. Labai gerai išmaišom, dar kartą paragaujam. Puikumėlis. Labai geras skonis. Tokio skonio tikrai dar neragavot. Būtinai pasidarykit šventėm. Arba ne. Dabar galima apdengti truputį. Ir dėti į šaldytuvą, kad lauktų švenčių. Silkė su slyvomis ir graikiniais riešutais, paruošta šventiniam stalui. Tikrai labai skani, labai įdomus skoniai, viskas labai derinasi, taip kad ragaukit, gaminkit, švęskit, skanaus ir sėkmės.